Labas rytas ir aš noriu jūs užkrauti matematikos uždaviniais dar. Tikiuosi, kad labai pasilgote manęs. Ir 29 ir 30 uždaviniai. 29 yra apie laikrodį, apie laikrodžio uždavinius ir kampus, laipsnius. Tai šitą temą turėjote ir ką mums reikia žinoti? Mes turim laikrodį. Ar tikiuosi, kad pažįstat laikrodį? Duokit žinot komentaruose, ar jūs pažįstate, kaip veikia laikas, kaip veikia valandas. Turim laikrodį, fantastika. Ir turime be 1 minutės 12 vidurnaktį. Tai reiškia, valandinė bus visiškai beveik ir minutinė bus irgi beveik. Tai va, tai mums reikia išsiaiškinti, koks yra kampas, gal net ne taip, biškai daugiau. Koks yra kampas tarp šitų dviejų rodiklių? Gerai, kiek laipsnių? Kiek laipsnių yra šitas kampas? Tai reiškia, šitas. Mūsų uždavinys sako, kokia yra mažesnio kampo didumą. Ką reiškia mažesnio? Kur yra didesnis? Na, didesnis kampas yra visas šitas kampas. Ar ne? Tai čia irgi yra savotiškai kampas. Net nesavotiškai, iš tikro. Tai va, bet mes ieškom to mažesnio. Tai kam yra lygu šitas mažesnis kampas? Tai kad mes suprastume, mes turime suprasti, koks yra skirtumas tarp šitų rodiklių. Ir galbūt kažkas, kas jau mokėtės šitą temą, žinote, kad per 1 minutę skirtumas padidėja arba sumažėja tarp rodiklių 5,5 laipsnio. Jeigu mokėtės temą, labai pastebėti šitos dalykus, bet jeigu nepastebėjote nieko tokio. Mums reikia pagalvoti, tai kiek, nes po 1 minutės jos susilygins, bus lygiai vidurnaktis. Tai klausimas, kiek per 1 minutę tos rodiklės pasislenka. Tai reiškia, jos dabar yra be 1 minutės. Tai minutinė rodiklė per 1 minutę, jinai pajuda kiek laipsnių. Jinai apsisuka visą ratą, minutinę rodiklę, tai reiškia, jinai per minutę pajuda 360 laipsnių, daliname iš 60 minučių, gausime 6 laipsnius. Taigi minutinė, jinai pajudės 6 laipsnius. Gerai? Fantastika. Tada, kiek pajuda valandinė rodiklė per 1 minutę. Na, visų pirma, jinai per valandą kiek laipsnių pajuda. Jinai per valandą pajuda ne visą ratą, o tik tai 12-dalį, nes ant laikrodžio yra 12 valandų, tai valandinė rodiklė pajuda tik tai 12-dalį per 1 valandą. Reiškia, jinai pajuda iš 360 laipsnių, per valandą pajuda tik tai 30 laipsnių. Reiškia, per 1 minutę jinai padės dar 60 kartų mažiau. Tai reiškia, 30 laipsnių daliname iš 60, reiškia, pajudės tik tai 0,5 laipsnio. Tai 0,5 laipsnio. Reiškia, jinai pajudės tik tai 0,5 laipsnio ir jos tada išsilygins. Reiškia, padidės minutinė 6 laipsniais, kad būtų lygi su valandinė, kuri pajudės 0,5. Reiškia, dabar skirtumas tarp jų yra 6 minus 0,5 lygu 5,5 laipsnio. Nes jos tiek skiriasi. Tai bus 5,5 laipsnio. Tai va, toks uždavinys su laikrodžiais ir eikime prie 30 uždavinio, kuris yra smagesnis, negu galbūt gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Taigi, mes turime 2 tiesas ir jos turi būti simetriškos nulinės y ašies atžvilgiu. Tai kada yra y nulinis? Tai yra y ašies atžvilgiu. Tai va, y ašies atžvilgiu, tai mes tada žiūrime, kaip turi būti simetriška, reiškia, jeigu taip, visiškai į priešingą pusę bus simetriška, ar ne? Bus visiškai simetriška tos atžvilgių linijos. Gerai? Gerai. Tai reiškia, mes turime galbūt pažiūrėti, kokios yra iš viso apskritai mūsų funkcijos čionais.
tos tiesės. Tai mes pabandykime suprasti, koks yra šitos tiesės y-as. Tai užsirašykime ir išspręskime. Reiškia, čia yra x minus 2y plus 6 lygu 0. Aš tada noriu išsimesti viską, kas nėra y. Palieku minus 2y lygu minus x minus 6. Nepatinka, kad yra minusai. Viską dalinu iš minus 2 ir gausiu y yra lygu, čia iš minus 2 bus pusė, tai 1/2 x ir plus 3. Fantastika. Dabar matome, kad jeigu šitos dvi linijos, kurios susikerta, yra simetriškos linijos, veidurinis atspindys, jos yra linijos atžvilgiu, matote, čionais ir čionais yra simetriška. Tai reiškia, jos tuoj pačiu vietu turi susidurti. Reiškia, jeigu šita mūsų linija yra 1/2 x plus 3, tai šita irgi bus plus 3, nes sutinka tam pačiam taške. Tai reiškia, čia irgi turėsime b bus 3, nes mes iškom kitos linijos, y lygu kx plus b. Tai susidurs ties 3 ir reiškia, kad jinai eina irgi tokiu pačiu kampu, bet į priešingą pusę. Jinai taip pat kaip šita kyla, jinai tokiu pačiu kampu leidžiasi. Gerai? Jinai tokiu pačiu kampu leidžiasi. Reiškia, bet į priešingą pusę. Reiškia, mūsų šitas k bus priešingas, jisai bus minus 1/2. Tai va, ir mes turėsim simetriją. Jų b bus tokiam pačiam taške nesusiduria, bet koeficientas prie x bus priešingas, nes jos priešingom kryptim juda ir jos susiduria tam pačiam taške. Nežinau, šitas padėjo būdas, bet iš esmės galima vizualizuoti, net galima vaizduoti taškus, kur kerta x ir tai galbūt padės, bet matome, yra visiška simetrija. Tai va. Tai tiek. Noriu priminti, kad visi uždaviniai, kuriuos sprendžiau pupo, yra sukelti į vieną failą, vieną lentą, kurią aš su jumis pasidalinsiu aprašyme. Tai galėsite atsiversti ir pažiūrėti visus uždavinius iš karto, pavartyti ir galbūt tai jums padės šiek tiek. Tai tiek. Iki.